Pradėjom sportuoti sausio vidury, tai surinkom komandą, atjauninom komandą, daug pasikeitė veidų. Tai atsisveikinom su vyresniais visais, kurie, vadinkim, ten 12-okai, kurie vyresni, kurie galbūt nelabai sportuoti norėjo ar nemato save futbole, tai mes su jais tiesiog atsisveikinom ir prijungėm jaunimą, tai 2007-2008 metų gimimo, kurie nori sportuoti, kurie nori įrodinėti, nori tobulėti, tai ta komanda tokia atsijaunenusi tapo. O pats pasiruošimas tai prasidėjo vasario vidury, tai tikėjomės pradėti čempionatą galbūt kovo paskutinį savaitgalį ir balandžio 1, bet jisai nusitęsė į balandžio vidurį, tai truputį taip gausi toks ilgas laiko tarpas, tai per jį sužaidėm 7 kontrolinės rungtynės, tai šeštadienį bus 8, tai iš vienos pusės vaikinam jaunimui, ypač kuriem 15-16 metų, tai labai naudinga patirtis, daug rungtynių žaisti su vyrais, pasidarom analizės, žiūrim klaidas, kur galim tobulėti, pats jaunimas labai nori tobulėti, tai tas laikotarpis toks išėjo į naudą, į gerą. Turim geras sąlygas, radom pakankamai stiprius varžovus, tai buvo visokių rezultatų ir geresnių ir blogesnių, bet visumoje tai viskas praėjo teigiamą pusę ir laukiam pradžios. Ar žaidimo prasme įsigilinant kažkokias stiprybės šitos komandos? Tai tos, žinot, jaunimas, tai stiprybių, silpnybių randam ir tokių vadinkim, bet stengiamės taisyti klaidas, stengiamės ieškoti jų stiprių pusių ir vadinkim ar žaidimo planą, ar žaidimo principus, ką mes norim pasiekti, ką norim patobulinti, tai pritaikome prie turimo jaunimo, kad parodyti juos iš geriausios pusės. Vis tiek artimiausia, tikiuosi, Sūduvos ateitis, kurie peržengs iš B komandos, pereis į A komandą, tai išryškintas stipresias pusės, kad pasirodytų kuo geriau. Tiek Sūduvoje, tiek kitose komandose dirbot prie įvairių trenerių. Kokį galbūt savo žaidimo stilių propaguojat ir kaip manot, ar pavyks jį įdiegti čia? Apie žaidimo stilių būtų galima kalbėti, jeigu dirbtume gal su vyrais, su vyrų komanda, kada tikriausia kokybės truputį daugiau turėtų, kad būtų galima įgyvendinti sumanymus savo arba, vadinkim, sukauptą patirtį. O dabar jaunimo komanda tai labiau eina kaip mokymas, tobulinimas, supažindinimas, pradedant nuo taktikos, technikos ir visai kitų elementų, nuo taktikos gynyboje, atakoje, tranzicijų ir taip toliau. Tai tas procesas truputį kitoks nei dirbant su vyrais. Tai aš kaip ir pirmai minėjau, kad stengiamės surasti ir išryškinti kuo geresnes vietas, ypač jaunimui, kur keičiu aš jų ir pozicijas aikštėje, kur mano nuomonė jie galėtų geriau atsiskleisti ir kuris vaikinas anksčiau žaidė kaip gynėjai, vadinkim, tai dabar žaidžia netgi 10 numerį arba puolėjai vietoje. Tai šitų dalykų gal nelabai eina palyginti su ta patirtim, kuri buvo prieš tai. O apie trenerius kalbant, tai taip, 8 treneriai buvo skirtingų tautybių, tai vadinkim tos praktikos ir patirties visokios buvo ir esu atsirinkęs ir turiu savo stilių, savo braižą. Bet tas idėjas geriau įgyvendinti su vyrais, vyrų komanda, kuri vadinkim profesionalais. O su jaunimu reikia mokinti, reikia tobulinti ir ieškoti jų pozicijos aikštelėje. B komandos pagrindas dalis 18 komandų, juos treniruoja Andrius Narčenkas, su kuriuo dirbat ir B komandai. Tai ar turite tikslą, kad tos dvi komandos dirbtų viena kryptim ir su tom vienom idėjom, ar visgi nebandot sumaišytų žaidimų stilių? Tai aš kaip ir minėjau prieš tai, kad tie 8 vaikinai, kurie atėjo iš jaunesni, tai iš Andriaus komandos, tai iš esmės pusė mūsų B komandos, tai tikrai visi geri žaidėjai, kurie nori išmokti, kurie nori tobulėti
Ir principai, kuriuos mes diegiame bei komandoje, tai be abejo persinaša į U18 komandą, nes didžioji branduolys, iš esmės visa komanda, startinis 11-ukas beveik čia su mumis. Tai principai jie be abejo persinaša į U18, o toliau taktiniais subtilybės, tai jau treneris Andrius jis pasirenka konkrečiai prieš rungtynes, prieš kokį varžovą žaidžia ir kaip jis norėtų žaisti, kaip jo nuomonę pasiekti geresnį rezultatą. Tai dabar po pertraukos, kaip startavo U18 pirmenybės, tai iš 3 rungtynių 3 pergalės. Tai sveikinimai jaunimui, sveikinimai treneriui, kad už puikų darbą, už puikią seriją. Tai tikriausiai tai parodo, kad dirbam teigiamą kryptim. Ar turit kažkokią mėgstamą savo taktinę schemą, ar labiau pasitaikot prie žaidėjų, kuriuos turit? Šiai dienai reikia taikytis prie žaidėjų, kuriuos turim, nes tų taktinių schemų yra visokiausių ir gali prigalvoti, ko nori, bet reikia įvertinti savo žaidėjų meistriškumą, kokius tu juos turi ir kaip treneriui yra didelis iššūkis, kad atrasti tinkamą taktinę schemą, tinkamą įsidėstymą, vadinkim, tinkamus principus tiek atakoje, tiek gynyboje, kad išryškinti jų gerasias pusės. Tai stengiamės prisitaikyti prie to ir iš esmės žiūrime, kaip jaunimui atskleisti ar kaip sukurti kuo geresnę terpę tobulėti. Ir dabar komandos sezono startas bus su Vilties komanda Vilniuje. Kokius galbūt pagrindinius akcentus dėliojat prieš tas rungtynes? Tai prieš konkrečiai dabar ruošime sekančiom rungtynėm kontroliniam šeštadienį, bet prieš startą ruošimės kitai savaitei. Bet esmė, kad žiūrime savo principų, savo žaidimų. Viltis matysime tikriausiai po pirmo turo arba antrą, kaip jie ten atrodys. Dabar nėra tos informacijos. Įskyrus, kad pakeitė labai daug žaidėjų, atsijaunino, atsinaujino, nežinau, bet ten jau jų daržas, tai gal jie ir žiūri, o mes, kaip aš minėjau, mes žiūrim savęs ir žiūrim savo taktikos, savo žaidimų planų, kaip mes jį gyvendinam, kiek klaidų darom, ką reikia taisyti ir taip toliau. Tai iš esmės, ką norim žaisti atakuojant į futbolą, norim žaisti su kamuoliu, nes tai yra vienintelis būdas parodyti arba atskleisti savo stipriasias pusės tiek žaidėjam, tiek man kaip treneriui. Tai nenorim užsidaryti kažkur gynyboje, tai ir su aukštu presingu, ir su kamuolio kontrolė, ir su tais vadinamais giliais įbėgimais į baudos aikštelę, agresyviai atakoje. Tai tokie mūsų principai ir mes žiūrim savęs, kaip mums juos sekasi įgyvendinti ir ką mes turėtume dirbti, kad tai būtų. O Viltis tikriausiai ruošiasi savo ruoštą čempionatą ir matysim balandžio 14. Ar Sūduvos B komandos pirmenybių tikslas bus patekti į pirmą lygą ar kuklesni tikslai? Tai aš manau, kad vienareikšmiškai, žinau vienareikšmiškai, kad tikslas yra patekti į pirmą lygą. Nes 16, 17, 18 metų jaunimui, tai jiem tikrai daug geresnė terpė tobulėti tenais. Tai vienas iš didžiausių tikslų, tai patekti ten, o tokie mažesni tikslai, tai rodyti žaidimą, atskleisti individualybės, individualų meistriškumą, kaip kiekvieną žaidėją, kad pastebėtų A komandą ir kad būtų kuo greitesnė arba kuo greičiau ateitų pamaina į pirmą komandą iš lietuvių tarpo mūsų.